Sveikos merginos. Taigi atsakau į jūsų klausimus, kurių buvo tikrai labai nemažai, bet buvo daug pasikartojančių, todėl aš juos sugrupavau ir dabar atsakysiu į juos. Taigi pirmasis klausimas buvo, kodėl vyksta menstruacijos, nors atrodo, kad paskaitos metu aš ganėtinai išsamei pasakau, bet turbūt užtvirtinimui norisi papildomai, ar ne? Taigi, gimda yra namelis. Ir prasidėjus brendimui, kiekvieną mėnesį gimda užsiaugina viduje, namelio viduje patalą, storą, minkštą patalą. Ir tas patalas yra skirtas vaikeliui prisitvirtinti. Vaisiui patogiai ten gulėti. Tai menstruacijos iš principo rodo tai, kad jūs jau tapote vaisingos ir jeigu vyktų lytiniai santykiai, kuomet varpa yra makštyje, jūs jau galėtumėte pastoti. Štai tokia iš principo yra ta funkcija. Na, o menstruacinis kraujavimas tai yra gimdos gleivinės atsidalinimas, neįvyko nėštumas, vaisiaus nėra kam gulėti tuose pataluose ir jisai pasišalina maždaug kartą per mėnesį. Ne, bet aš jau minėjau, pasikartosiu dar kartelį, kad pirmus 2 metus ciklas tikrai gali būti nereguliarus ir tikrai nebūtinai kartą per mėnesį. Buvo klausimas, kodėl berniukams nevyksta menstruacijos. Tai labai paprastas atsakymas, todėl, kad berniukai neturi gimdos, jie negali išnešioti vaikelio, jie negali gimdyti ir jų brendimas vyksta kitaip. Bet tam turbūt reikėtų nufilmuoti atskirą video, nes šiandien mes kalbame apie mergaičių brendimą. Ir ta mano tema, ar ne, tas pavadinimas netgi šito kanalo Augti negėda yra daugiau apie mergaitės, bet aišku, kad augti negėda turi būti ir berniukams, ir mergaitėms. Ir visgi aš manau, kad berniukai irgi turi žinoti tuos mergaičių brendimo etapus, lygiai taip pat kaip ir mergaitės turėtų žinoti, kas vyksta su berniukų kūnais. Taip. Buvo klausimas, kodėl būna kraujo gabaliukai. Tai kraujo gabaliukai gali būti, tokie krešuliukai, gali būti dėl to, kad gimda, tas patalas atsidalina, gimdos gleivinė, tiksliau, patalas tas atsidalina, iš tiesų gali atsidalinti tokiais smulkiais gabalėliais. Lygiai taip pat gali būti, kad tie gabalėliai yra tiesiog sukrešėjęs kraujas, kažkur giliau makštyje jisai sukrešėjo ir kai jau iškrito iš makšties, tiesiog mes jį matome kaip gabalėlius. Aš jau minėjau, kad reikėtų atkreipti dėmesį, tai neturėtų būti dideli gabalai, daug jų, ne didesni kaip 2 eurų moneta. Buvo klausimas, ar normalu, kad keičiasi kraujo spalva. Tai taip, tai yra visiškai normalu, gali būti seno kraujo iš gimdos, tai jis bus labiau toks į rudą spalvą, gali būti šviežias kraujas, tai lygiai toks pats, ar ne, kaip mes įsipjovėm į pirštą ir tada matom tą tokį šviežią raudoną kraują. Tai tikrai ta spalva gali būti visokia. Labai įdomus klausimas buvo, ar tiesa, kad gimda galėtų kada nors iškristi. Iš principo, turbūt tai yra toks mitas ir man irgi teko girdėti, kad sako, nekelk nieko sunkaus, nes iškris gimda. Aš manau, kad tai yra mitas. Iš tiesų gimda gali iškristi labai retais atvejais, gerokai vyresnėme amžiuje negu jūsų. Tai jau gerokai vyresnėme, tam įtakos turi dubens dugno raumenys, bet jeigu jūs pakelsit kažkokį sunkesnį daiktą, tai tikrai nuo to gimda neiškris. Ir tai labiau toks gal gąsdinimas. Dar buvo klausimas, kodėl sename amžiuje nėra menstruacijų. Aš gal neminėčiau to senas amžius.
Bet menstruacijos moteriams trunka ne visą gyvenimą, ar ne, maždaug nuo, kaip mes kalbėjome, nuo, sakykime, 9 metų gali prasidėti jau iki 16 tame tarpe gali prasidėti menstruacijos ir maždaug iki 50-55 metų, kuomet menstruacijos baigėsi ir sulig tuo, aišku, baigėsi ir vaisingumas. Nebėra to patalo, kur mažylis gali prisitvirtinti. Ką jūs čia dar klausat? Štai, ar normalu, jog man yra 12 metų ir man nėra menstruacijų, mamai prasidėjo 16. Taip, tai visiškai normalu. Ir taip, jums irgi gali prasidėti menstruacijos 16, kaip ir mamai, bet tikrai nebūtinai. Gali ir anksčiau. Na ir taip pat toliau sekė klausimas, o ką daryti, jeigu bus 16 ir menstruacijų dar nebus. Aš jau minėjau tokį gydytoją, mergaičių ginekologą, tai į jį kreipiantis bus įvertinta, ar tai yra norma ar nenorma. Bet nenorma galima laikyti, kada yra 16 metų, jau einat link 17 gimtadienio, ar ne, ir menstruacijų vis dar nėra, tai apsilankyti pas gydytoją ginekologą tikrai reikėtų. Štai klausimas, man neskauda per mėnesinės, ar viskas ok? Viskas labai ok, netgi labai ok. Iš tiesų tiesiog jums pasisekė, gali būti, kad visą gyvenimą jūsų menstruacijos bus neskausmingos, bet situacija gali ir pasikeisti. Klausimas, ar normalu, kad svaigsta galva menstruacijų metu? Tai gali svaigti galva menstruacijų metu, jeigu jums trūksta skysčių arba trūksta geležies atsargų. Ir tai gali būti, jeigu yra gausios menstruacijos, tai moteris, mergina netenka kraujo, ne? Galbūt šiek tiek daugiau, arba netgi gerokai daugiau negu tuos 30-60 ml per visą menstruacinio kraujavimo laikotarpį. Iš tiesų gali trūkti papildų. Tai jeigu svaigsta galva, reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją, pasisakyti mamai, tėvams, globėjams ir tuomet kreiptis į šeimos gydytoją. Ir tiesiog atlieka kraujo tyrimą ir pažiūri, ar užtenka jums tos geležies ar neužtenka. Ir kartais, kai trūksta geležies, būna nustatoma mažakraujystė tokia vadinama. Ir tiesiog reikia gerti papildus ar vaistus geležies formą. Ne geležies pačios, nereikia graužti geležį, yra tam sukirti papildai. Taip gal paprasčiau bus. Taip, ką mes čia dar turim? Kodėl mėnesinės paveikia emocijos? Tai viskas dėl hormonų audrų. Pamenat, aš minėjau tos amerikietiškus kalnelius. Tai tie hormonai taip siaučia, linksminasi ir padaro tai, ką padaro. Ir dažniausiai tai būna prieš menstruacijas kelios dienos, tas priešmenstruacinis sindromas, kada mūsų emocijos tikrai labai gali būti tokios nestabilios. Klausimas buvo, iš kur išbėga tos menstruacijos. Tai yra gimda, namelis. Ir gimda yra sujungta su tokiu organų makštimi. Visos merginos, mergaitės, moteris turi makštį. Ir makštis yra tokio vamzdelio formos, jinai būna šiek tiek mažesnė, siauresnė. Bet atrodo maždaug taip, toks vamzdelis, ne? Sujungtas su gimda. Taigi, nuo gimdos atsidalina gimdos gleivinė, tas patalas, ir jisai išteka pro makštį. O išorėje mes galime matyti makšties prieangį, tai ta skylutė yra makštis.
Šlapinamės mes ne pro makštį. Šiek tiek aukščiau šitos skylutės yra dar mažesnė skylutė ir tai vadinama šlaplė. Čia yra lytinės lūpos, mažosios ir didžiosios, aš jau jums minėjau. Čia viršuje yra toks kaip žirniukas klitoris. Jis yra skirtas, jo funkcija yra malonumui, o makšties funkcija, makštis yra viduje, išorėje mes matome makšties prieangį, bet makšties funkcija yra tokia, kad per ją gimsta vaikai, išteka menstruacijos, na ir gali vykti lytiniai santykiai, kuomet vyro varpa įeina į makštį. Na ir taip būtent ir pastojama. Būtent taip ir užsimezga nėštumas. Tikiuosi aiškiai. Aha. Čia aš suskirčiau kitą kategoriją - higieną ir priemonės. Na, čia buvo klausimas, kuo skiriasi tamponai nuo paketų. Tai visiškai skiriasi savo formą, paketus mes klijuojame į kelnaitės, išorėje jis būna, o tamponą mes dedame į vidų, į makštį. Ir tuo ir skiriasi. Ir aš jau minėjau, kad maudytis su paketu mes negalim, nes jisai išbrinks, išsipūs, o štai su tamponu tai yra ganėtinai saugu. Ir apskritai menstruacijų metu maudytis galima, tik rekomenduojama naudoti tamponą arba menstruacinę taurelę. Kaip prisijaukinti menstruacinę taurelę arba tamponą, aš sakyčiau bandymais. Tam tai kartais gali užtrukti, mėginimai gali būti, nes kaip tik sekantis klausimas yra patogu su tamponu. Iš tiesų, jeigu jį gerai tinkamai įsidedam, įsistatom, ganėtinai, ne tai, kad ganėtinai giliai, bet giliau, jo neturi matytis išorėje, jis turi būti viduje, makštyje. Tuomet jisai nekelia diskomforto, jis netrina ir yra tiesiog nejuntamas, lygiai taip pat kaip ir menstruacinė taurelė. Ir sekantis klausimas buvo apie menstruacinę taurelę, kaip kraujas neišbėga iš jos. Tai menstruacinė taurelė, jinai prisisiurbia vakuumu tiesiog viduje ir ten subėga menstruacinis kraujas, bet aišku, jeigu mes ilgai neišsiimsim menstruacinės taurelės, išėmę išpilam į klozetą tą kraują, tuomet menstruacinę taurelę išplauname ir vėl dedame atgal. Tai jeigu mes neišpilsime, tai jinai persipildys, tas vakuumas nebesusidarys ir jinai tiesiog pratekės pro kraštus, pro jos. Lygiai taip pat kaip ir su paketais, jeigu mes juos laiku nepakeisime paketo, aš jau minėjau, kad kas 3-4 valandas būtina keisti, bet kartais tenka ir šiek tiek dažniau pakeisti, tai jeigu mes per ilgai užsibuvome su to paketu, tai tiesiog jisai nebesulaiko ir gali pratekėti pro kraštus. Ir lygiai taip pat tamponas. Jeigu jisai yra per ilgai makštyje, jisai tiesiog išbrinksta ir paskui nebeturi kur sugerti to menstruacinio kraujo ir tiesiog pratekės į kelnaitės jums. Taip. Klausimas, kaip prausti vulvą, ar reikia prausti kiekvieną dieną. Na, aš tikrai galiu drąsiai teikti, kad praustis reikia kiekvieną dieną, o jeigu yra menstruacijos, tai būtų dar geriau, kad ir 2 kartus. Ir aš jau ir minėjau, ir pasakojau, kad praustis galima tik vandeniu arba specialiu intymios higienos prausikliu. Prasidėjus menstruacijoms, jau jisai turi būti specialus, skirtas moterims, ne mergaitėms. Kita kategorija tai yra mokykla ir sportas ir kitos situacijos, kada prasidėjo menstruacijos. Tai ką daryti, jeigu pamiršai paketą namuose? Labai paprastai prieiti prie klasiokės ir paklausti, gal jinai turi.
prieiti prie mokytojos ir paprašyti, paklausti, gal jinai turi. Nueiti pas mokyklos slaugytoją ir jinai tikrai turės. Labai džiaugiuosi, kad pastaruoju metu vis daugiau mokyklų įrengia tokias higienos stoteles, kur būna padėti paketai, būtent tokiams situacijoms, jeigu užklupo netikėtai menstruacijos, o tu su savimi neturi higienos priemonių. O iš principo, tai aišku, visada su savimi nešiokitės, turėkite, galima mažoje kosmetinėje nešiotis. Ir pasikartosiu, kad visiškai nieko tame gėdingo nėra. Štai įdomus klausimas, ar tiesa, kad per mėnesinės nepriaugame svorio? Iš tiesų tai priešingai, pačių menstruacijų metu mes šiek tiek priaugame svorį, nes kaupiasi skysčiai ir tai yra visiškai normalu, o tuomet pasibaigus menstruacijoms tas svoris vėl pamažėja. Tai neišsigąskit, jeigu tai bus, žinokit, kad tai yra laikina. Kitas klausimas, kaip pasakyti mamai, kad prasidėjo menstruacijos? Tiesiai šviesiai, mama, man prasidėjo menstruacijos. Viskas. Mama tikrai supras, nes tai yra visiškai normalus reiškinys, tai tiesiog jūsų brendimo etapas. Ką aš čia dar rašiau? O jeigu gėda apie tai kalbėti? Aš manau, kad jūs žiūrite mane ir galvojat, bepigu jai kalbėti. Jinai lektorė ir taip toliau, bet iš tiesų tas toks gėdos nejaukumo jausmas yra visiškai normalus. Aš labai norėčiau normalizuoti šitą temą, nes tai yra visiškai normali tema. Menstruacijos tai yra tokia neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, mūsų moterų. Ir nieko tame blogo nėra. Čia kaip, nežinau, mes nesigėdėjom savo rankos, ne? Nesigėdėjom, mes turime vieną ranką, turime kitą ranką ir tai yra visiškai norma. Tai ir tos menstruacijos yra tokia normali mūsų kūno dalis ir mūsų gyvenimo dalis ir tiesiog su tuo mes gyvename ir tai yra normalu. Tas gėdos jausmas iš tiesų jisai gali būti, nes mūsų visuomenėje vis dar yra labai taip menstruacijos, kažkas dar tokio negero, nenormalaus, gėdingo, slapto. Aš manau, kad tai keičiasi ir po truputį ta mūsų visuomenė taps atviresnė ir daug paprasčiau viską žiūrės. Ir čia dar buvo klausimas, koks buvo mano požiūris jaunystėje į menstruacijas. Man menstruacijos prasidėjo, kai man buvo 13 metų. Aš puikiai jau buvau gerai supažindinta su tuo, kas yra menstruacijos, kad jos gali prasidėti. Aš turėjau vyresnę sesę 9 metais, tai sesė mane supažindino su šitą informaciją. Ir labai dėl to džiaugiuosi. Tikrai ilgai naudojausi paketais, paskui atradau ir tamponus, o prieš kokius 10 metų atradau ir menstruacinę taurelę, nes jos tikrai nebuvo labai populiarios, dabar labai išpopuliarėjo. Ir šiuo metu mano pasirinkimas yra menstruacinė taurelė menstruacijoms ir tai yra patogiausia. Tai va, merginos, tokie būtų mano atsakymai į dažniausiai jums kylančius klausimus. Jeigu turėsite daugiau klausimų, tiesiog galite komentaruose parašyti arba galite parašyti elektroniniu paštu augtinegėda@gmail.com ir aš papildysiu tuomet šitą video seriją ir atsakysiu į kitus jums iškilusius klausimus. Tai ačiū jums, linkiu visoms geros dienos. Iki.